Nežinau, aš nežinau, ar iš tai kelsiu, bet tiesiog norėjau pasakyti, kad aš norėjau daryti video rankingus ir tiesiog pasišnekėjimą apie Oskarus 2026. Ir jau eina Oskarai, aš nepadariau jokio video. Aš nežinau, ar šitą kelsiu kažkur ar kažką, bet tiesiog aš noriu pasakyti, kad aš fucking... Kaip aš taip susifeilinau. Kaip aš taip susifeilinau, aš nepažiūrėjau visų filmų. Nors turėjau laiko tam padaryti, turėjau laiko pažiūrėti visus filmus. Aš to nepadariau ir aš atidėliojau ir prokrastinėsinau. Atidėliojau. Iki tol, kol fucking nieko nepadariau, nieko nenufilmavau, nieko nepasakiau, nieko neaptariau. Jau eina Oskarai ir aš noriu tiesiog pasakyti. Realiai dabar jau pradėjau video, dabar pasakysiu. Aš nemačiau labai visų filmų, bet pasakysiu savo, ta prasme, personalią nuomonę, kaip čia pasakysiu dabar, savo personalią nuomonę, kas turėjo laimėti, ne kas turėjo laimėti, o kas, aš manau, nusipelnė laimėti. Va. Ir jo, dabar sakysiu tik tas kategorijas, kurias aš, iš kurių visus filmus mačiau. Tai jo, pradedam. Nežinau, kelsiu. Gerai, aktorius, reikia išsiversti man, nes aš nežinau anglų kalbos, aš nesuprantu anglų kalbos, reikia išsiversti biškį. Ir pirmaujant aktorius, pirmaujančiai roliai, ir aš mačiau visus, šitą nemačiau, skipinam, aktorius palaikančiai roliai, ir aš mačiau visus, jo, visus mačiau. Gerai, kas daug turėtų būti, aš nepasiruošęs, aš nieko nepasiruošęs, aš toks esu tinginys, toks degradation, esu toks degradas, visiškas degradas. Gerai, Benicio del Toro, Jacob Elordi ir aš manau, kad 100% šitą turėjo laimėti Jacob Elordi. Ta prasme, jis, nežinau kodėl, bet man atrodo, kad, ta prasme, taip gerai tą Frankensteiną perteikė. Nežinau, Jacob Elordi 100%. Aš šiaip nemėgstu jo, aš nemėgstu labai populiarių aktorių ir fuckių aktorių. Gerai, Jacob Elordi nėra populiarus, jis dabar augantis aktorius, sakykim. Bet jo, Jacob Elordi, gerai, aktorė, pirmaujančioji roliai. Pažiūrėjom, ar visus mačiau, jau nematau visų. Aktorė, palaikančioji roliai, ar visus mačiau? Jo, mačiau visus. Ok, aš šitą jau išsispoilinau, aš jau mačiau šitą, kad vieną tik tais nominaciją išspoilinau, kad jau laimėjo Amy Madigan Weapons. Aš nežinau, noriu iš vis sakyti savo nuomonę, kad dabar jau žinau, kad laimėjo plėmą. Bet šiaip, pažiūrėm, kokie yra pasirinkimai. Ok, jinai tikrai Ella Fanning, šiauriai nepatiko jos personažas. Inga, čia ta Norbekė. Žinot, ką aš pasakysiu? Kas turėjo laimėti? Kodėl nėra nominuota ta pagrindinė sesė iš Sentimental Value? Kodėl jos tik sesė yra nominuota? Not the fun. Sakykim, kad ta Norvegija iš Sentimental Value, Inga Isbuter Ulios. Nežinau, ką čia. Inga Valinskė. Gerai, varom turiu. Animated Feature, nematęs. Matęs kelis, bet tikrai visų nemačiau, tai short net nešiau ne vieną, man atrodo. Casting. What the ai, čia tipo. Casting director. Ta prasme, režisierė. Kuri nusprendžia, kas vaidins ir kokią rolę užims. Pažiūrėm. Hamletas, Martis Prim ir... Secret Agent.
O, Sinners. Mano nuomonė turėtų laimėti. Man atrodo, kad čia visi žiauriai... Ai, Secret Agent nemačiau, negaliu sakyti. Ir judam toliau. Cinematografija. Pažiūrėjom, ar galiu pasakyti. Šitą galiu pasakyti. Cinematografija... pagalvojom, kas geriausia cinematografija. Aš manau, kad cinematografija tikrai yra geriausia pas One Battle After Another. Žiauri cinematografija, ta prasme, nunešė stogą. Gerai, nenunešė stogą, kai nenunešė stogą, aišku. Bet vienas iš dalykų, dėl ko man taip žiauriai patiko One Battle After Another, yra cinematografija ir tas visas genialumas, ble. Kurį jie sugalvojo, tai One Battle After Another, Michael Bauman, 100%. Varom toliau. Costume design. Ar aš žiūrėjau visus costume design filmus? Jo. Dabar žiūrim. Šiaip duočiau Avatarui, bet Avataras ten labai daug yra CGI. Aš nemanau, kad Avatarui nusipelnė biškį. Aš manau, kad 100% Frankensteinas. Ir aš manau, kad laimės Frankensteinas. Kate Hawley. 100%. Ta prasme, world buildingas Frankensteino yra topinis. Amazing. Costume design 100% Frankensteinas. Oh shit. Varom toliau. Directing. Irgi gali sakyti šitą. Directing. Aš manau, oh my god. Sakysiu, One Battle After Another. Visi tie šiotai, visa istorija. Tas, žinot, turėjus tokį apšvietimą, tokį saulinį, sunny apšvietimą, kurio čia tokį šviesų, tokį, žinot, Amerikos kaip ir tokį apšvietimą. Ir tas, ta prasme, visas tas filmas yra tiesiog žiauriai geras. 100% Paul Thomas Anderson. Dokumentikų nežiūrėjau ne vienos, bet aš girdėjau, kad yra Mr. Nobody Against Putin. Šitą norėjau pažiūrėti. Tikrai, aš šitos visus filmus, kurių nemačiau, pažiūrėsiu. Tikrai pažiūrėsiu, bet, biškai per vėlų. Ką padarysi? Paskui editingas. Šiaip editingas. Wow, yra šit sunkus, iš tikrųjų. Marty Supreme. Gal. Iš tikrųjų, Marty Supreme. Gal. Šiaip galvoju, tarp Marty Supreme ir One Battle After Another. Sentiment value neblogas, bet nemanau, kad ten išryškintas būtent yra editingas, būtent montažas. Tenais aš sakau, kad Marty Supreme, nes labai daug transitionų labai žiauriai gerų buvo. Šitas duoda Marty Supreme. Iš tikrųjų, aš manau, kad jis yra overrated šitas filmas, bet Marty Supreme. International. Ok, aš mačiau tik tais 2 filmus, negaliu sakyti nieko. Short filmą nežiūrėjau, Makeup and Hairstyle. Ne, Kokuho. Ai, typiai. Nemačiau ne vienam. Muzika. Galiu sakyti, apie muziką galiu sakyti. Ai, bet čia yra score. Visas tas garso takelis. Ir yra daina. Tai score. Ok, šitas sunkiau. Aš neatsimenu šį bugonės skorą visiškai. Šitą duoda, man atrodo... O kodėl nėra Serato? Šitoj kategorijai. Aš manau, kad Serato 100% turėtų imti šitą kategoriją. Duokim, žinokit, Sinneriams. Aš žinau, kad... Gerai, Sinneriams. Aš neatsimenu iš tikrųjų labai daug Serato. Man reikia atšviežinti. Tiksliau tą visą muzikos garsą takelį, bet yra kita kategorija muzikos pagal originalią dainą. Nemačiau visų. Matau, Golden jau yra. Golden. Gerai, Best Picture yra filmas vienas, kurio nemačiau, yra Secret Agent. Vieną filmą nemačiau. Aš negaliu šito vertinti, bet noriu vertinti. Bet žiūrėk, jeigu atmestume Secret Agent, Best Picture yra apdovanojimo geriausio filmo apdovanojimo, kaip čia. Nežinau, lietuvių kalbą išvertus, tai čia geriausias nuotraukos apdovanojimas, Iš tikrųjų, žinot kas, yra
geriausios nuotraukos apdovanojimą nusipelnė iš mano pusės, žinot, kas nusipelnė? One Battle After Another. Žiauriai geras filmas. Nėra žiauriai geras filmas. Iš tikrųjų, neseniai mačiau Sentimental Value, irgi bombinis, ta prasme, tik 3 filmams, man atrodo, daviau 5 žvaigždutes. Tai yra Marty Supreme, One Battle After Another ir Sentimental Value. Bet iš tikrųjų, Marty Supreme nėra 5 žvaigždžių vertas mano knygai, mano nuomonė. Iš tikrųjų, jis vertas gal 4 netgi žvaigždžių, aš nežinau, aš tiesiog biškai pasigavau ant TikToko hypą ir uždėjau 5 žvaigždutes, nes man nebuvo 5 žvaigždučių, žinot. Aš manau, One Battle After Another nėra superinis filmas, nėra tas filmas, kur, ta prasme, wow, čia mano best, čia mano geriausias filmas, kurį esu matęs gyvenime. Bet jis yra žiauriai geras, iš tikrųjų. Bet dabar galvoju, aš neseniai mačiau, prieš kelias valandas mačiau Sentimental Value. Ir iš tikrųjų galvoju, tarp šitų 2. Bet ne. One Battle After Another žiauriai geras. Aš nenoriu išsiplėti, nenoriu daryti, kas čia man yra, aš negaliu sakyti normaliai žodžių, kodėl aš užsikertu, ble. What the f... Gerai, nesvarbu. Mano yra taškas, mano pointas yra, kad One Battle After Another ir Sentimental Value aš dabar surastau tarp šitų 2 filmų. Bet visgi galvoju, kad One Battle After Another yra geriau. Jo, aš nenoriu dabar daryti žvalgos, bet jo. Gerai, production design. Šitą galiu vertinti, bet aš realiai nežinau, ką reiškia production design. Realiai negaliu, nesuprantu biškai, ką čia reiškia. Nemeluosiu. Visual aesthetic, viską, ta prasme, visus setus, viską sukurt, ta prasme, viziją turėti. Šitas yra, aš man atrodo, žinot, ką sakysiu. Frankensteinas, nes, ta prasme, world buildingas, mes, jeigu šnekėt apie world buildingą, tai tik 2 filmai yra mano sąraše, kurie nusipelnė gautos, bet ką šiandien. 2 filmai, kurie yra žiauriai geri su world buildingu, tai yra Sirat ir Frankenstein. Sirat dėl to, nes dykuma, reivas, šitos 2 sujungus, pridėjus, gaunas nesveikai geras filmas man. O Frankenstein, ta prasme, jūs pažiūrėkite kostium dizainą, pažiūrėkite į viską, į Anglijos tą visą padarymą. World buildingas yra nesveikas, ta prasme, tų visų 19 amžiaus Anglijos estetika, tas romantizmas visas pertiktas, nesveikai gerai. Ir aš įsivaizduoju, kaip aš įsivaizduoju 19 amžiaus Angliją, tą perteikia Frankensteiną. Gerai, garsas, sound, 100%, jo, šitą galiu. Norėjau sakyti 100% F1, bet pamačiau, kad yra kategorijoje Siratas. Žinot ką? Siratas 100%. Ta prasme, aš nežinau, kaip būtų, koks jausmas būtų žiūrėti šitą filmą per kompiuterį ar per televizorių. Bet aš, kai buvau kino teatre, aš jaučiau tokį, ta prasme, tu jauti tą filmą, tu jauti jį. Ne tai, kad tu žiūri ten, o tu jauti. Žinot, tas visas reivas, ta prasme, tas visas ugnelė, žinot, tiesiog wow. Tiesiog wow. Siratas, 100% Siratas. Ir aš nežinau, kodėl nėra music original score, nežinau. Judam toliau, visual effects. Ar aš galiu? Ne, negaliu. Atsiprašau už akinius. Nes yra Jurassic World. Kodėl Jurassic World gavo nominaciją? Neįsivaizduoju. Gerai. Čia paaiškinus. Pritaikinta filmui. Scenarijus pritaikytas filmui. Writing.
Bugonė, Frankensteinas, Hamletas, One Battle After Another. One Battle After Another yra pritaikytas. Wait. Atsiprašau. Tai visgi yra kažkokia tai knyga, pagal kurią. Supratau, nu tai... Norėjau sakyti, kad Frankensteinas, bet... Frankensteinas. Norėjau svarsčiau tarp Bugonijos ir Frankensteino, bet... Manau, Frankensteinas, nu... Kaip ir sakiau, kaip aš įsivaizduoju 19 amžiaus Angliją, taip ir yra Frankensteinas. Aš neskaičiau knygos, bet... Daug kas sako internete, kad Frankensteinas tas pats Frankensteinas, jo išvaizda visa yra labai panaši kaip knygose. Tai, perteiktas labai gražiai. Gerai perteiktas, negražiai gerai. Tai aš manau, kad Frankensteinas 100%, aš manau, kad laimės Frankensteinas. Tikrai manau, kad laimės. Ir manau, ir noriu. Okay. Dabar originalus scenarijus. Ir aš nemačiau pusę filmų. Tai va, vienu žodžiu, čia mano rankingas, visiškai nepasiruošęs, visiškai nieko. Turiu dar vieną tokio pačio stiliaus video, kurį, man atrodo, kelsiu, bet biškai paditinsiu. Šitą aš nenoriu editinti, nes aš noriu kuo greičiau išleisti šitą video. Nusistumt tą, nusiredentą akmenį nuo savo širdies, kurį laikiau ir labai, taip prasme, norėjau peržiūrėti visus filmus ir sureitinguoti viską ir sudėtinti, bet, prokrastinacija daro savo, tinginystė daro savo, degradacija daro savo. Tai va, aš nežinau, turbūt niekam neįdomu. Čia belia kaip ilgas video gavos. Aš nenoriu šito katinti. Aš noriu tiesiog išleisti ir pradėti važiuoti YouTube'o kelimą, pradėti kelti. Pradėti tiesiog. Darau aš, čia gyvenimo revoliuciją. Reikia pradėti daryti tai, ką noriu ir... Čia video. Žinot, ką aš dabar pamačiau, tai prasme. Čia buvo šitas, ne? Ir čia buvo video. Ir tapo šitaip. Ir aš toks... Kodėl čia užblūrinti? Taigi čia fotka. Kaip čia gali būti užblūrinta, bet čia pasirodo video. Aš šitą ir išsispaminau, kad Amy Madigan laimėjo iš Weapons. Tai jo. Jo, aš turiu tokį patį stiliaus video, kurį išleisiu, man atrodo. Jo, ačiū, kad žiūrėjote, jeigu žiūrėjot iš viso kažkiek. Jeigu kažkiek jums įdomu yra. Jeigu kažkiek jums bent jau kažkiek įdomu buvo šitas video ir tematika, kokią aš dabar noriu daryti ilgai, tai aš džiaugiuosi. Kad jums patiko. Nesvarbu, ar jūs spausit like, ar subscribinsit, ar komentuosit. Aš džiaugiuosi, kad jums patiko. Jeigu patiko. Tai jo. Noriu išleisti kuo greičiau šitą video, dabar yra antra, beveik nakties, be 19:02. Rytoj mokykla, nesvarbu, eisim. Jo, iki.